O dabar pakalbėkime apie šiek tiek kitokias elektrinės transporto priemonės, tai vis Lietuvoje populiarėjančius elektrinius motorolerius vežimėlius. Šios nesudėtingos transporto priemonės yra labai patogus būdas keliauti vyresniems žmonėms arba žmonėms turinčių bėdų su judumu. Bister Magnum modelį jau rodėme visai neseniai. Kaip ir visų elektrinių motorolerių vežimėlių, šios transporto priemonės greitis yra apribotas iki 25 km/h. Šis modelis gali vežti svorį iki 150 kg ir jis gali nuvažiuoti iki 55 km. Ir šią transporto priemonę pasikrauti namie iš rozetės galite per maždaug 6-8 valandas. O čia matote Magnumo šiek tiek pigesnį, bet neprastesnį brolį Kendo. Ir šis elektrinis vežimėlis turi 500 W elektros motorą, greitis taip pat 25 km/h, maksimalus greitis, bet jis yra ne vienvietis. Magnumas yra vienvietis, ten galite važiuoti tik vienas, o šis modelis gali transformuotis nuo vienviečio į dvivietį ir net jeigu norite pavėžinti savo mažąjį anūką, jis taip pat ras vietos priekyje. Čia toks kaip ir transformeris, gali atsilenkti anūkui priekį sėdynę, gali pasistumti sėdynę į galą ir pasodinsite keleivį gale, o pats atsisėsite per vidurį. O jei norit važiuoti vienas, tiesiog nusistumėt sėdynę į priekį ir važiuojate savo patogiai vienas. Ir didžiausias šio modelio išskirtinumas be jo vietų yra tas, kad jis gali vežti netgi 270 kg svorį ir kaip ir šiek tiek brangesnis brolis Magnum, šis modelis turi reguliuojamą greitį, turi priekinę ir galinę pavarą, turi veidrodėlius, posūkius, žibintus, ir aišku, informatyvų skydelį, galėtumėt matyti, kasgi vyksta. Tai visos šios transporto priemonės yra rakinamos, jos turi uždegimo spynelę, raktelį, netgi galinė daiktadėžė yra rakinama, tai galite nebijodami palikti tiesiog parkavimo vietoj ir nueiti apsipirkti, grįžti, susidėti patogiai savo daiktus ir keliauti toliau. Pavadinimas elektrinis vežimėlis kaip ir skamba nelabai rimtai, bet žinokit, su šiais daiktais galite pavažiuoti ir į įkalnę statesnę ir netgi nuvažiuoti nuo bortelio, ką mes šiandien išbandėme ir mane nustebino šių transporto priemonių stabilumas. Aišku, per daug sportuoti su jom nereikėtų, bet patogiai ir komfortiškai keliauti galėsite turbūt labai įvairiom sąlygom, net nebūtina važiuoti asfaltuota ar trinkelėmis grįsta danga. Krinonos fizinėse parduotuvėse arba internetu krinona.lt galit įsigyti įvairių elektrinių motorolerių vežimėlių, tiek nuo mažesnių modelių, kurie labiau primena vežimėlius, bet jie yra kompaktiškesni ir netgi sulankstomi, tiek iki komfortiškų ir net labai artimų realiam motoroleriui Magnum arba keliavietį Kendo. Tikrai rasit savo tinkamiausią pasirinkimą, o jei pasinaudosit nuolaidos kodu GAZAS dugnas 15, tai šioms transporto priemonėms Krinono parduotuvėse, tiek fizinėse, tiek internetu, netgi gausite 15% nuolaidą. Jei turite sveikatos problemų ar kažkokių kitų bėdų, dėl ko negalite patogiai keliauti pėsti arba vairuoti automobilio, tai galite pasirinkti tokią transporto priemonę ir būti nepriklausomas.